Labadiena, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur kada bežiūrėtumėte, aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į dar vieną apžvalgą. Šį kartą apsistojame Meksikoje, trasa, kuri nelabai pasižymė įdomiomis lenktynėmis, bet wow, šį kartą mus tikrai nustebino. Taigi nieko nelaukia, pradėkime apžvalgą. Taigi prieš pradedant visą tai, aš noriu išbandyti naują formatą. Jaučiu, kad kvalifikacija dažniausiai mano apžvalgose būna nepaliesta, nors tai yra ypač šiemet labai didelė gerų rezultatų dalis. Todėl nusprendžiau, nežinau, parašykite komentaruose, ar tai geras sprendimas ar ne, bet nusprendžiau per daug nesigilindamas į detalės aptarti, kas vyko kvalifikacijoje šeštadienį. Na, o jeigu jūs nenorite viso to matyti, jūs būtinai galite tiesiog apačioje nueiti į timestampą ir pasirinkti lenktynes. Taigi šeštadienį turėjome visai įtemptą kvalifikacijų raundą, išskyrus pole poziciją, kurią užėmė Lando Norrisas tuo meistrišku ratu. Lando Norriso greitis jau matėsi tiek treniruotėse, nors jis nebuvo greičiausias penktadienį, bet užtat šeštadienį buvo greitas. Na ir wow, kosmosas, koks ratas, gerokai pranoko visus kitus, gerokai pranoko savo komandos draugą Piastri, kuris baigė 8. Viskas veda link to, kad Landa pasiims šitą titulą. Apie tai pakalbėsim dar šiek tiek vėliau, bet noriu pabrėžti tą, kad šitas ratas buvo nuostabus, kur Ferrari atrodo jų rankose čia bus ratas, nieko panašaus. Lando Norrisas absoliučiai sutriuškino tą laiką, dviem Ferrari žmogeliukam nepakako jėgų pasipriešinti. Kalbant apie tos žmogeliukus, tai 2. Leclerc'as, 3. Hamiltonas. Puikus pasirodymas iš Ferrari komandos. Mes labai dažnai matydavome, kaip penktadienį atrodo labai gerai, pirmauja, tadienis ateina, kažkur supyra, kažkur atsiranda kažkokios klaidos ir tada mes pamatome, jie kvalifikuojasi 9, 12, 7 ir maždaug buvo tokia tendencija, nes tai, ką jie parodė šiais metais su automobiliu, yra tikras galvos skausmas, jis yra neprognozuojamas, labai nestabilus, patys Ferrari atstovai nežino, kas veikia, kas neveikia ir dažniausiai tai yra tiesiog aklas spėjimas. Bet jau einant į sezono galą, šitas šiek tiek stabilizavosi, matėme puikų rezultatą Jungtinėse Amerikos valstijose iš Leclerc'o. Na ir Meksikoje pernai, kurie buvo įspūdingi, labai greiti, kur buvo užimta jų paskutinė pergalė. Šiemet jie, išties gerai pasirodė kvalifikacijoje. Toliau noriu pakalbėti apie Verstappeną, nes mes turėjome tikėtis tokio savaitgalio, kur McLaren automobilis bus pranašesnis už Red Bull. Dabar turėjome tokią atkarpą, kur Verstappeno rankose Red Bull bolidas buvo tiesiog neįveikiamas. Nebuvo jisai ant tiek neįveikiamas, bet buvo vieno rato greitis geras ir netgi puikus. Negalėjo pasipriešinti nei Piastri, nei Norrisas, bet galiausiai atėjo ta mini duobelė, kurios aš asmeniškai tikėjausi, kurioje buvo reikalinga, nes tikėtis kiekvieną savaitgalį matyti Verstappeną patį pirmą yra per daug neįtikėtina. Red Bull bolidas tikrai nėra geresnis už McLaren, nesvarbu kokie Piastri rezultatai ir buvo tik laiko klausimas ir geriau dabar negu vėliau, nes kaip pamatėme vis tiek tas skirtumas dar sumažėjo. 7. vietoje Sainzą noriu paminėti, puikus ratas, dėja ta 5 pozicijų nuobauda iš praeitų lenktynių dėl incidento tikrai jam nepagelbėjo, tiek lenktynėse pamatėm, bet kvalifikacijos atrodė puikiai, viso savaitgalio metu jis atrodė labai gerai, užtikrintai ir tik tais, kad gaila, kad viskas lenktynėse nusivažiavo žemyn. Na ir 8. Oskaras Piastris. Prisiminkime pernai, jis irgi turėjo tą prastą kvalifikaciją, buvo išmestas pirmajame raunde, tai 8. pozicija manęs niekiek nestebina, yra sėdusi forma Piastrio ir nors atrodė, kad kvalifikaciją jis jau susitvarkė, pernai buvo labai daug bėdų su kvalifikacija, šiemet atrodė, kad jis netgi pranoksta Norrisą, kuris yra vieno rato tempe labai galingas, bet galiausiai 8. pozicija labai skausminga yra. Taigi maždaug tiek iš kvalifikacijos. Parašykite komentaruose, ar jūs norite kaip ir pilnos kvalifikacijos apžvalgos būtent šiame segmente, ar trumpai glaustai svarbiausi momentai būtų paliesti ir judame prie lenktynių. Tai parašykite būtinai komentaruose. Na ir kągi, judam jau prie pačių vakarykščių lenktynių. Taigi pirmiausia, noriu pradėti nuo lenktynių starto, nuo kur viskas ir prasidėjo. Taigi buvo labai daug klausimų, Hamiltonas pats pasisakė, kad jis nieko neturi ką prarasti prieš Lando Norrisą ir visą tai pasimatė pačiose lenktynėse, pačiame starte. Norrisas pradėjo įspūdingai, labai geras startas, iš karto atitrūko nuo abiejų Ferrarių ir užsiėmė tą vidinę poziciją, kad nebūtų jokios galimybės iš Ferrari
pusės lenkti. Tada Leclerc'as turėjo gal šiek tiek prastesnį startą, kas leido Hamiltonui prisivyti. Ir kas dar labai turėjo gerą startą, tai Maxas Verstappenas iš karto aplenkęs Russellą. Russellas taip pat buvo košmariškas startas. Iš karto prarado poziciją Verstappenui. Ir kas iš to gavosi, tai 4 bolidai pirmajame posūkyje lygiai grečiai sukosi į dešinę. Na, pats sakinys iš savęs jau yra šiek tiek gal ir nelogiškas, sukelintis kažkokią dramą, ką mes ir turėjome. Visų pirma, vos Hamiltonas ištrūko iš to sumuštinio tarp Leclerco ir tarp Norriso. Visų antra, Verstappenas labai optimistiškai norėjo užbaigti tą posūkį, jam visiškai nepavyko ir galiausiai jam teko pravažiuoti tą žolės ruožą. Man iš tikrųjų buvo labai įspūdingam pamatyti, kaip jis sugebėjo suvaldyti tą automobilį, nes aš tikrai tuo metu galvojau, kad mes turėsime Maxą Verstappeną bortuose, kaip tas bolidas judėjo, trūko labai nedaug, na, bet jis sugebėjo, sugrįžo ir galiausiai sukėlė šiek tiek intrigos, nes George'as Russellas, kuris matė visą tai už nugaros, sako, kad jūs turėtų atiduoti poziciją, kas mano nuomonė tikrai nebuvo adekvatu. Russellas buvo labai seniai pamirštas Maxo Verstappeno jau pačioje pradžioje, todėl su šituo Russello komentaru visiškai nesutinku. Bet buvo dar įdomu, kad į posūkį sekantį nepataikė Leclerc'as. Ir po pirmojo posūkio Hamiltonas buvo priekyje Leclerc'o. Ir Leclerc'as turėjęs irgi kirsti kampą, kirsti posūkį, jis atėmė poziciją iš Lewiso Hamiltono. Ir FIA šito incidento visiškai neadresavo. Leclerc'as iš to posūkio buvo pirmas, jis atidavė poziciją Lando Norrisui, bet tai, kad Hamiltonas po pirmojo posūkio buvo pirmas ir tai, kad po to nelegaliai Leclerc'as atėmė poziciją, na tai yra kažkoks argumentas ir aš manau, kad Ferrari pilotai savo aptarimuose tai tikrai išdiskutuos, bet įdomus labai momentas. Tai kalbant toliau, kas dar buvo labai svarbu, tai ta visa FIA baudų virtinė, kuri ypatingai dar suaktyvėjo su Hamiltono ir Verstappeno dvikova ir iš kurios Hamiltonas gavo 10 sekundžių baudą. Visų pirma, tas pirmas posūkis, ten lenktynių incidentas, jie turėjo mini kontaktą, nieko baisaus, bet tos 10 sekundžių, už kurias jis gavo ties trečiuoju posūkiu, jeigu neklystu, labai skaudėjo. Hamiltonas puikiai kvalifikavosi šeštadienį, trečioje pozicijoje. Tempas Ferrari buvo, manau, tikrai pakankamas, kad užsitikrinti tą trečią poziciją, bet dėja viskas pasisuko visai kitą linkmę. Ir aš manau, kad 10 sekundžių bauda, na tu vis tiek, tu palieki trasą ir tu, įgauni tokį pranašumą. Jisai įgavo tokį pranašumą, jis ten gavo gal net 4 ar 5 sekundžių pranašumą. Po to tai leido Oliveriui Biermanui aplenkti Maxą Verstappeną ir aš manau, kad ta bauda yra tikrai, validi, bet kaip Ferrari gerbėjai man išties skauda ir aš turėjau tokią viltį, kad jis užims tą podiumą pagaliau, bet, reiks turbūt laukti dar ateities kitų etapų. Taigi šitos visos situacijos 10 sekundžių gavo Hamiltonas, kurios praktiškai palaidojo jo visus šansus kažkokį gerą rezultatą atnešti. Oliveris Biermanas pasinaudojo progą ir įšoko į ketvertuką, tuo metu su Hamiltono bauda į trejetuką, kur irgi tuo metu galvoju, galbūt mes turėsime dar vieną siurprizą, podiumo siurprizą ir kaip sugebėjo važiuoti Biermanas, tai tikrai buvo realu, bent jau tuo metu. Ir jo, man tiesiog keista, kad šitoje pozicijoje FIA atsižvelgia į tai, o kai buvo su Leclercu, toje pozicijoje buvo visiškai neatsižvelgta. Abiejose pozicijose buvo palikta trasa ir įgautas pranašumas ir čia prasideda tos visas FIA nesąmonės, kurios buvo šiose lenktynėse, kitą turėsime pabaigoje. Toliau, ką noriu lenktynėse aptarti, tai kad pagaliau mes turėjome validžią ir gerą strategiją. Turėjome 3 padangų tipus, kietasias padangas, kurios absoliučiai buvo neveiksmingos, keli bandė, jeigu neklystu, Albonas bandė jomis pasinaudoti, tai visiškai nepasiteisino. Taip pat turėjome vidutinės padangas, kurios, iš pažiūros, kaip mes esame jau įpratę, kad vidutinio kietumo padangos yra tos go-to padangos, kitose negaliojo. Ir didžiausias tempas buvo ant minkštų padangų, ką pamatėme iš Maxo Verstappeno, kuris labai turėjo daug bėdų su vidutinėmis padangomis ir kad jis turėjo tą alternatyvę strategiją pradžioje, galiausiai tai visiškai pasiteisino ir jis, jeigu ne tas virtualus saugos automobilis, jis būtų finišavęs antras. Nemanau, kad būtų Leclerc'as sugebėjęs atsilaikyti. Toliau,
kurie buvo ant 2 sustojimų strategijos, jiems irgi taip pat labai pasiteisino kaip Oliveriui Biermanui. Jeigu jisai būtų ant 1 sustojimo strategijos, visai kita kalba, aš nemanau, kad jisai būtų finišavęs taip aukštai. Todėl tikrai sveikintinas žingsnis iš Pirelli, kad jie sugebėjo šiek tiek sumaišyti kortas ir tai Meksikos Grand Prix, kuris nepasižymi tikrai jokia strategija, eilę metų būna tokias labai vidutinės lenktynės. Šiemet buvo turbūt, jeigu prisiminčiau, pačios įdomiausias lenktynės. Einame prie pačių lenktynių rezultatų. Tai Lando Norrisas užtikrintai laimėjo šias lenktynes, po to viso chaoso starto tiesiog ratas po rato rodė greičiausią laiką, užsitikrino tą milžinišką pranašumą ir 30 sekundžių. 30 sekundžių nugalėjo. Didžiausias skirtumas šiame sezone ir aš manau, kad tai yra taip pat ir pareiškimas iš savęs, nes wow. Kosmosas. Jisai buvo nuostabus visą savaitgalio metu ir aš tikrai nesuprantu tų visų baubimų, kurie buvo Meksikoje per podiumo ceremoniją, nesuprantu tų blogų komentarų, kurie tvyro internete apie Lando Norrisą. Aš neturiu nieko ko pridurti. Lando Norrisas dabar jau atrodo kaip tikras favoritas laimėti titulą, Piastris toli gražu nėra ten, kur reikia. Verstappenui tas skirtumas yra dar vis didelis ir jo, turėjo labai geras lenktynes ir atrodo, kad tas spaudimas nukritęs po Nyderlandų, jam apsisuko sezonas 180 laipsnių. Antras Charlesas Leclerc'as taip pat buvo savoje lygoje po to viso chaoso starte, visiškai neprilygo Norrisui tempu, buvo lėtesnis, bet buvo greitesnis už tai, kas buvo pačioje ir tik tais virtualaus saugos automobilio pagalba sugebėjo atsilaikyti prieš Verstappeną. Aš manau, būtų jisai finišavęs tikrai 3. Iš tų vidutinių padangų nieko neliko ir jisai pats minėjo interviu, kad niekaip nebūčiau galėjęs atsilaikyti. Toliau 3. Verstappenas, žalos sumažinimas, bet jam reikėjo tos antros pozicijos labai, būtų 33 taškai likę, kas tikrai yra, žinant, tą skirtumą nemažai, bet dabar 36, tie 3 taškai, aš tikiu, kad sezono gali net ir tiek pritrūkti 3 taškų, kuriuos jis būtų pasiėmęs su ta antra pozicija. Ir dabar labai įdomu pastebėti, kad tos detalės labai yra svarbios. Kad tie mini aplenkimai, ar tai 4, ar tai 3, ar tai 2 pozicija, tie papildomi taškai yra tokie vertingi ir taip įdomu stebėti, kaip jie plėšasi dėl tų taškų, nes jie patys žino, kad jie labai bus vertingi ir tu niekada negali žinoti, kiek tu gali pralošti čempionų titulą po Abu Dabio. Mes esame krūvą istorijoje matę situacijų, kur kelių taškų pritrūksta žmonėm. Fernando Alonso 2000, jeigu neklystu, 13, kur buvo kosminis sezonas ir jam čiut pritrūko. Turime tą legendinį memą. Na ir dabar jo, man smagu iš Leclerco pusės, bet iš Verstappeno pusės tikrai gaila, kad būtų dar šiek tiek priartėjęs. 4. Oliveris Biermanas ir čia buvo jo karjeros lenktynės. Tikrai labai smagu, kad tie patobulinimai, kurie buvo atvežti į Ostiną, ten sprint savaitgalis, ne viskas dar buvo nušlifuota, bet dabar puikiai integruotas patobulinimas ir puikus rezultatas iš Biermano, aplenkė konstruktorių taurėje Sauber, kas tokiai komandai kaip Haas, pati mažiausia komanda Formulėje 1, aš tikrai manau, kad labai svarbus taškai ir, ta kova intensyvėja, jie yra labai netoli iš tikrųjų po šitokio pasirodymo iš Biermano ir iš Okono papildomų taškų, jie yra netoli tiek Aston Martin, tiek Racing Bulls dėl to 6 vietos, jie sugrįžta į tą kovą. Tai tikrai smagu, kad dar viena komanda įsipaišo ir dar duoda to papildomo prieskonio šiame sezone. 5. Piastris, tikrai nepalyginsi su kvalifikacijos tempu, lenktynių tempas buvo kur kas geresnis, pradžioje jisai prarado daug pozicijų, užsilaikė už Tsunodos, bet kantriai aplenkė ir po to kantriai susitvarkė su Russellu, su Antonelli, su Biermanu susitvarkyti galiausiai neužteko laiko. Biermanas tiesiog nuostabiai, wow, koks įspūdingas buvo Biermanas šiandien, bet aš manau, kad Piastris padarė tai, ką galėjo šiandien ir tai jisai turi daryti. Dabar jau titulo pranašumas pilnai išgaravo, jisai liko 2, bet aš manau, kad nuo čia, nuo pačios tu gali kilti ir aš labai tikiu, ir aš labai norėčiau, kad Piastris pradėtų vėl sugrįžti tą europinių lenktynių formą. Mums šitai titulo kovai verkiant reikia gero Oskaro Piastrio, nes galimas daiktas, kad Maxui Verstappenui nepakaks lenktynių, nepakaks laiko prisivyti ir B, Lando Norrisas tokioje formoje,
tokiu rezultatu, aš manau, tikrai pakils ant sparnų ir galimas daiktas, kad net pabėgs nuo Piastrio. Tai mums reikia, kad Piastris sugrįžtų, tada ir Verstappenui atsiranda daugiau galimybių, nes kai šitie du kompromituojasi, nemažai kartų būna bėdų McLaren komandai. Ir aš manau, kad tikrai tas 3 lenktynininkų title fightas įvyktų Abu Dabyje, dabar reikia Piastrio geresnio. Verkiant reikia. 6 Antonelli, Mercedes šiose lenktynėse buvo taip pat dideliame veiksme, eilę ratų jautė spaudimo iš Piastrio. Meksika nėra tokia trasa, kur yra lengva lenkti. Pirmajame posūkyje yra, turi turėti tą didelį pranašumą, nes kadangi Meksikos trasa yra labai aukštai virš jūros lygio, ten oro yra mažiau, po pasakoje tas pasipriešinimas yra mažesnis, na ir tas DRS poveikis yra taip pat mažesnis. Tai, bet vis tiek jautė spaudimą tiek Russellas, tiek Antonelli. Įspūdinga tai, kad tai yra pirmas atvejis šiame sezone, kada Antonelli pralenkia Russellą lenktynėse. Visos kitos lenktynės ir įskaitant sprintus, Russellas buvo aukščiau už Antonelli. Russellas buvo tokios geros formos, kad jis Antonelli kiekviename etape nugalėjo. Na ir Antonelli turėjo tų bėdų, tų dugnų, bet vis tiek kosmosas, kokioje formoje yra Russellas, kokį sezoną turi. Vis tiek 6 ir 7 vietos Mercedesam turėjo jie tą piką Singapūrė, bet dabar vėl atrodo pasėdusi forma. Dabar Ferrari lygtais turi pranašumą ir ta kova dėl 2 vietos konstruktorių taurėje irgi intensyvėja. Mes ant kiekvieno kampo turime kažkokią tai kovą, kažkokią tai intrigą ir šitas sezonas, kuris atrodė, kad yra praktiškai palaidotas McLaren sultyse, visgi turime 4 lenktynes, 2 sprintus ir labai daug intrigos. 8 Hamiltonas, tas startas, jam nepalankus startas, tada tas incidentas su Verstappenu, ta bauda visiškai išėmė iš konteksto ir galiausiai tiesiog matėsi, kad tempo jisai per daug neturėjo. Ir tas podiumo šansas, pirmo podiumo Ferrari aprangoje galiausiai išblėso. 9 Estebanas Okonas, vėl papildomi Haas taškai, Haas tie patobulinimai tikrai veikia, kur tokiu keistų sezono metu, kada jau kitos komandos koncentruojasi. 2026-uosius, žiūrėkime, kaip ką Alpine veikia, bet, pagarba, kad dar vis jie nepasiduoda ir tai gali labai gerai suveikti jiems. Jie gali gauti papildomų lėšų, papildomų taškų. Tikrai su tokiu rezultatu dabar galima kovoti tiek su Aston Martin, kurių forma atrodo sėdusi, tiek su Racing Bulls, kurių taip pat forma sėdusi. Hadži netrodo labai stipriai, Lawsonas susidūrė šiuose lenktynėse su problemomis. Aš manau, kad Haas turi vilčių ir gali vilčių dėti dar į šį sezoną, dar nereikia paleisti visko ir tas tik Sauber aplenkimas, ties to dar nepasibaigs. Ir galiausiai 10-ką uždaro Bortolet, 6 pozicijomis pakilęs nuo savo kvalifikacijos pasirodymo. Tikrai geras lenktynės, gerai sudirbta su strategija, greitas buvo Bortoleto labai ir toks kaip Feniksas iš pelenų, kur tikrai nesitikėjome, jog Bortoleto gali kažką parodyti, bet vienas bent taškas Sauber komandai, bet vis tiek jiems labai svarbus dabar, kai jie nukrito į 9 poziciją, jiems vėl reikia iš naujo pakilti ir vėlgi, ir čia netgi yra kova. Tarp 9-6 vietos yra intensyvi kova, dėl 2 vietos konstruktorių taurėje yra kova, dėl vairuotojų titulo yra kova. Būti Formulės 1 gerbėjų šiame sezone, šiuo metu yra tikrai nuostabu. Ir kągi, turime kelis, kurie nebaigia lenktynių, tai Liamas Lawsonas gavo kontaktą pirmajame rate ir su Liamu Lawsonu yra dar vienas FIA košmaras, nežinau, ar visi jūs matėte tai. Bet vos neturėjome tragedijos, kai trasos maršalam, tie, kurie prižiūri trasą, kurie ten avarijos metu išvalo viską, jiems buvo pasakyta, kad reikia surinkti detalės, kurios ten buvo nuo kontakto pirmajame posūkyje. Jiems buvo pasakyta, nes visi bolidai buvo kitoje trasos pusėje, kad jums saugu, jūs viską galite padaryti. Ir Liamas Lawsonas, kuris pirmajame rate šoko į boksus pasikeisti savo priekinio sparno, vos nepadarė tragedijos ir spėjo dar tie maršalai pasitraukti, bet kosmosas kaip taip gali būti toks neatsakingumas iš FIA pusės, nes norint patekti į trasą, tu turi gauti leidimą, kad tai yra saugu daryti, tai yra tokia procedūra, kokia nekompetencija, nepaisant tų visų baudų ir klaidų, yra tikras košmaras ir vos mes neturėjome baisios tragedijos. Liamas Lawsonas nebaigė lenktynių,
priekinės sparno pažeidimas, bet tai buvo didesnės problemos ir galiausiai Racing Bulls pasvėrė, kad geriau net netęsti lenktynių. Kitas nebaigęs lenktynių Nico Hülkenbergas, kuriam sugedo variklis, Fernando Alonso turėjo stabdžių gedimą ir galiausiai Carloso Sainzo situacija, kur jis išslydo į bortus toje stadiono sekcijoje. Ir jam pilnai pavyko tą bolidą paslėpti ir nuvaryti praktiškai už bortų, bet galiausiai FIA nusprendė, kad tai yra kažkodėl dalykas, kuris vertas virtualaus saugos automobilio. Tokių sprendimų aš tikrai nesuprantu. Ir nežinau, kaip tai paaiškinti, kaip taip nemokėti suvaldyti situacijos. Ir nors šį sezoną daug kritikos FIA nebuvo, tie sprendimai, kurie jie darydavo lenktynių metu logiški, bet šis savaitgalis buvo tiesiog anomalija. Na, o dabar pereikime prie spėjimų. Taigi 17-14 aš laimiu prieš dirbtinį intelektą ir jeigu jūs nežinote, kur tie spėjimai būna, nueikite į mano Instagramą, finišo tiesioji vienas, ten paspauskite follow mygtuką, taip pat galite pasubscribinti ir šį kanalą, man tikrai tai labai padeda. Ir jo, spėjimai kai kurie labai tragiški, kai kurie gan neblogi. Taigi, pole poziciją tiek aš, tiek dirbtinis intelektas spėjome Maxas Verstappenas, toli gražu ne, tai buvo Lando Norrisas, nugalėtojas. Ta pati istorija, Lando Norrisas. Dabar savaitgalio pažiba pagal mane buvo Pierre Gasly ir čia turbūt bus vienas prasčiausias, jeigu ne prasčiausias sezono spėjimas, nes Alpine kartu su Gasly, wow, jie buvo savoje lygoje, bet savoje lygoje neigiamam kontekste. Kaip prastai atrodo Alpine, tikrai matosi, kad jiems šitas sezonas jau toli gražu neberūpi ir wow, tikrai turėjau tokią nuojautą, kad šitas savaitgalis bus parankesnis, jie neblogai atrodė pernai, kai irgi sezonas buvo prastas, bet toli gražu ne buvo. Franko ir Gaslis gerokai ten atsiliko nuo Trollo. Savaitgalio pažiba pagal dirbtinį intelektą buvo Fernando Alonso. Čia irgi nematau argumentų. Prasta kvalifikacija, lenktynėse patirtas stabdžių gedimas ir galiausiai nefinišavo, tikrai ne. Tikrąją savaitgalio pažibą aš išskirčiau du variantus, tai arba Lando Norrisas, arba Oliveris Biermanas. Aš manau, Oliveris Biermanas šiek tiek minimaliai pranoksta Lando Norrisą, nors Lando Norrisas pasirodymas yra puikus ir labai svarbus, tikrai svarbesnis negu Oliverio, bet tiesiog tikrai nustebino Oliverio toks greitis, kad jisai kojon galėjo eiti su pirmojo ketverto komandomis ir tikrai džiaugiuosi su Oliverio pasirodymu. Jeigu taip ir toliau, Oliveris yra tikrai greitas ir jam visą laiką pritrūkdavo labai mažai, kažkur būdavo mini klaidelė kvalifikacijoje arba lenktynėse. Jis ten prisidirbdavo baudų, ir žinom, kad jam nedaug trūksta iki viso race bano. Šitos lenktynės susiklostė jam idealiausiai, kaip galėjo susiklostyti. Galbūt ten buvo per miglą toks šansas į podiumą pakliūti, bet ketvirta vieta yra ketvirta vieta ir jinai yra puiki vieta, aukščiausia Oliverio Biermano karjeroje ir aukščiausia Haas kaip komandos. Tai aš manau, kad čia yra puikus rezultatas ir jisai tikrai nusipelno. Savaitgalio dugnas pagal mane buvo Nico Hülkenbergas. Ir aš čia duodu savo tašką, aš manau, kad Hülkenbergas buvo prastas, matome, kur Bortoleto atsidūrė, Hülkenbergui nepasisekė, bet, jis neatrodė labai stipriai ir šiaip šios savaitgalio metu, koks jisai buvo geras Ostine, šį savaitgalį buvo tikrai jaučiamas nukritimas. Savaitgalio dugnas pagal dirbtinį intelektą buvo Yuki Tsunoda, 11 pozicijoje finišavo ir aš manau, kad tiesiog buvo toks tsunodiškas savaitgalis, jam įprastas 11-12 vietos. Per pačias lenktynės jis išliko ilgai trasoje, vienu momentu buvo ketvirtas jis, trečias Verstappenas, jis taip pat pradėjo su medium padangom ir tiesiog ta strategija tikrai jį sukompromitavo ir jis nesugebėjo pelnyti taškų. Aš manau, jeigu šiek tiek padirbėjus, galbūt pabandžius tą dviejų sustojimų strategiją, medium, soft ir soft, tu tą gali daryti, aš manau, kad Tsunodai galbūt suveikia būtų žymiai geriau, bet tikrai nebuvo labai prastai. Tikras savaitgalio dugnas pagal mane Alexandris Albonas. Išskirčiau galbūt kažkurį iš Alpine, bet Alpine tiesiog kaip komanda atrodė tragiškai. Alexandris Albonas kvalifikacijoje atrodė tragiškai, lenktynėse su kietom padangom, kurios čia atrodė visiškai neveiksmingos. Tiesiog Albonas atrodė labai prastai. Savaitgalio komanda pagal mane buvo Alpine ir
aš pats nežinau, kodėl aš pasirinkau šitą komandą. Aš tikėjau, kad šitoje trasoje galbūt kažkas bus magiško. Ne, buvo pati prasčiausia komanda. Ir jo, pridėkit šitą prie mano labai absurdiškai prastų spėjimų kolekciją. Savaitgalio komanda pagal dirbtinį intelektą buvo Aston Martin, tikrai nebuvo ant tiek prastas spėjimas, kiek mano, bet nebuvo taip pat labai geras. Taigi tai tiek mano, tiek dirbtinį intelektą tikrai ne. Savaitgalio komanda yra keli variantai. Haas, manau, tikrai taip pat validus, bet aš manau Ferrari. Kodėl aš pasirinkau Ferrari, o ne Haas, yra labai paprasta. Tiesiog esu Ferrari gerbėjas. Dugninė komanda pagal mano spėjimą buvo Williams, aš čia duodu savo tašką, Albonas atrodė prastai, Sainzas atrodė labai gerai, bet ten komiška situacija, kur Sainzas gavo 2 baudas už greičio viršijimą boksuose ir ką FIA nusprendžia padaryti, skirti jam baudą, dar kartą pabandyk ir pravažiuok pro boksus. FIA šį savaitgalį buvo aukščiausio lygio. Taigi aš manau, kad Williams tikrai buvo viena iš tų dugninių komandų, Ferrari tikrai ne. Ir mano pasirinkimas šiam savaitgalį buvo tiesiog Alpine. Buvo vidutiniokai, buvo tas 2-tukas, 3-tukas, kiek toliau. Ir tada buvo Alpine pabaigoje, kur Alpine gale, kur, jie po biškį tampa ta Williams, ta Haas, ta komanda, 10 komanda, kuri užtikrintai būna paskutinė. Jo, jokių šansų, o aš tikėjau, kad šį savaitgalį jie parodys kažkokius šansus. Tikrai ne. Na ir kągi, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte, būtinai paspauskite subscribe mygtuką, jeigu to nesate padarę, paspauskite like, tai padeda šitam video geriau pasirodyti ir pasiekti daugiau žmonių, man tikrai svarbu. Pasiekite mane Instagrame, na ir iki kitų kartų. Ate. Lando, we can be world champion, I said. Please, Lando. Lando!